Pirmiausiai pakviesčiau visus išgerti. Dar išgerti. Ir, kaip sakoma, kaip sakant, dar išgerti. Ir dar išgerti. Ir dar išgerti. Dar išgerti. Dar išgerti. Dar išgerti. Ramėkis, gana jau tau, gana nebepilkite jau. Kągi, tylos, prašau visus, tylos. Visi nusiramino. Pagerbdami mūsų Albinuką ir Filadelfijuką, norėčiau paprašyti... Dabar tėvai turi pasisakyti. Tėveliai, brangus tėveliai, jūsų rankelėm sugrūbusiom užauginti... Žiūrėk, pats žemaitė kokias panagas purvinas, kaip jinai tabako blogus smirda, pasižiūrėk. Užauginti sūneliai, vaikeliai, nusitarė susituokti. Kiek nemiegotų naktelių, ašarų, nemaišyk man. Pasakykit, pakėlė sparnus. Aš pakėlė sparnus į gyvenimo kelią. Jūs tėveliai, jūs juodberėliai, obalmušiai užauginę savo džalėlės, jūs juodnugariai, atsistokit dabar prieš svetelius, kiek vargo prakaito šiame kaime išlieta, kad užaugtų tokie gražūs sūnus ir du vaikai, Filadelfijos ir Albinas, nežinau, kuris Filadelfija ar Albinas, ar Filadelfijos ir Albina, kuris čia toks, atsiprašau jau už pašmaikštavimą, kur muzikantui, jums gėda muzikantas, kad aš čia bairius kalbinu. A man negėda, aš galiu ir bairį, vot tokį bairį iš savo sąsiuvinio, su daina įreigė. Vot tokį bairį, kur čia bus manė. Bairį, tokį bairį, Tėveliai, į pakėlė sparnus jūsų sūnelį ir dukrelį. Anyta ir Marča bus kaip kurva nišča. Bairiai tokie. Darai, piršik Sakiau, reikėjo sielus kviesti groti. Reikėjo, kas reikėjo. Aš kas sakiau reikėjo, aš visas įsitempęs dėl tų vestuvių čia organizuoju, o tu negali muzikantų. Gerai, noriems tam prašom, visi įsidedam. Nesidėkit, neturėsime išgert, prašau, vaišinkis. Paskirsime šnapšorgą, stalo komendantas. Stalo komendantas, aš kaip išlys paskiriu pabrolį Česlovą. Taip. Prašau atsistot pasisakyti, kas iš kur. Esu Česlovas, firmos Česloda direktorius. Mano dovanos, tai ant stalo matyti visos dovanos, kurias vestuvė šio nepriteklių laiku stovime. Na kągi, neapsunkinsim juodą dieną su karčia degtinė, neapsunkinsim juodą dieną su saldžia degtinė. Pristatau tėvelius. Slavikas, Filadelfijos tėvelis Vanga, mamytė, galbūt jūs, palydėdami Filadelfiją, pasakykit porą žodžių. Nu ir iš kitos pusės, kaip stalo komendantas, norėčiau pristatyti jaunojo Albino tėvelius. Tai yra Julius, Žemaitė. Dar turėjo atvažiuoti vestuvės dvi Albino sesutės, Akvilė ir Rugilė, bet gaila, kad jos neatvažiavo. Jau nuvėjo kalnapilin mano seserys. Va jų nuotraukos ant stalo. Tai prašau pasisakyti tėvelių. Одна севеди зеленая днек. Усура да вот на езерге суп стоит тут за ней. Поплаем, тėvelis.
Mamytė, neverkiam, mamytė, neverkiam, neverkiam. Oi, manau, pasiilgom dainos. Oi, dainos. Muzikantas, prašau dabar visus išgerti vėl. Prašom, įsipilam. Kas nori bangucheno atsipjauti. Nesimuliuojam, kas negali, tas vis tiek turi gerti. Tik vat kiaulienos neturim, nes kiauliukas pabėgo, bet užtat yra kiaulės kanopų ir ausų nuo praeitų vestuvių mano. Dar ausis kiaulės, uodegos su šūdais, kur apskretę ir kanopos. Labai skanu. Vat aš parodžiusi pirmas, kai valgyti. Muzikantas, ko tylim, ko pralinksmėkim švietę.